Kuris iš jūsų daugiausiai bamba? Šiaip labai sunku pasakyti. Aš gal Alną sakyčiau. Aš tai tave norėjau dėti. Aš sakyčiau Lukas, jo. Aš sakyčiau Lukas. Tai aš tada. Gal galite kažkas pakomentuoti? Kaip dažnai tai vyksta? Kiekvieną dieną. O dėl ko bamba? Ne, tai gal nebamba. Tiesiog daugiausiai turiu ką pasakyti iš mūsų visų. Aš dar norėjau pakomentuoti. Šiaip nėra, kad nei vienas iš mūsų apskritai bambėtų, bet tiesiog kažkaip gal daugiausiai nuomonės turi Lukas apie dalykus. Tai gerai, Alnai. Gerai. Kuris iš jūsų dažniausiai vėluoja į repeticiją? Jokūbas. Nu jo, man atrodo, visi sutinkam, kad Jokūbas. Jau gali Čia pasakyti. gali pats pakalbėti. Šiaip nebūna, kad ten jau labai daug vėluoju, mes visi kartais pavėluojam, bet iš esmės tai tiesiog skubu ir tada, ir tada nedaskubu. Kurį iš jūsų kamuoja didžiausias stresas prieš pasirodymą Eurovizijoje? Man dar reikia pagalvoti, gal jūs turit savo atsakymus. Norėjau sakyti nei vieną. Nekamoja belė koks žiaurus stresas. Bet jeigu Lukas sako, kad jis, tai jis. Nu, jeigu iš visų man daugiausiai jaučiu aš. Nes... Tai viskas gerai. O kaip jums pavyksta tą stresą numalšinti, kodėl jo nėra? Nežinau, mes gal nesam tiek linkę stresuoti tiesiog, bet man gal labiausiai stresas dėl orų ir dėl sveikatos tiesiog, kad būtų stadijai balsas, bet kol kas viskas gerai einas. Ir manau, kad geri orai bus dabar, tai viskas ramu. O kaip numalšinti, tai tiesiog, nežinau, tai nesam linkę tiek parintis. Tiesiog, jeigu ir stresuojam kažkuris iš mūsų, tai man atrodo labai gerai mokam vienas kitam iškomunikuoti, kaip jaučiamės ir padėti viens kitam tiesiog. Jau tiesiog susiradom savus būdus, ką daryti tokiu momentu. Tu dar norėjai pasakyti? Ne, aš jau perimu mikrofoną kitam klausimui. Iš tiesų buvo. Kuris iš jūsų labiausiai mėgsta pamiegoti ir pramiegoti? Jokūbas. Aš mėgstu labiausiai pamiegoti? Jo. Aš sakyčiau, kad Emilija. Tikrai ne. Gerai. Gerai. Kuris iš jūsų yra taupiausias? Jokūbas? Taupiausias? Dar jaučiu, gali būti. Man tai Emilija atrodo, ne? Na, jinai mėgsta ten kavyčių daug arbatyčių gerti, jo. Nežinau, sunku pasakyti. Arba aš, arba Jokūbas tada gal. Šiaip pats nelaikau savęs labai taupiu, bet manau, kad esu taupiausias šiaip. Tai kaip jaučiatės čia tarp kainų dabar? Didžiulės kainos, taip, didžiulės kainos ir kai grįšim į Lietuvą bus labai komfortabilios kainos. O gal radot būdų, kaip čia sutaupyti galima? Pasisukti kažkokią vietą gal? Nevalgyt. Ne, iš tikrųjų gal nesistengiam per daug sutaupyti. Gerai. Tai čia. Kuris iš jūsų yra didžiausias išlaidūnas? Aš? Gal taip. Jo. Nu jo, turbūt. Ko daugiausiai tenka išleisti pinigų? Nežinau. Ant visokių džemperių, kurių net nereikia. Kuris iš jūsų yra jautriausias? Tai manau aš. Čia kažkaip visi savus susitraukia tiesiog. Nežinau net ką pakomentuoti. Kaip bandysi kažkokiais būdais nuraminti tą jautrumą? Na šiaip beveik kasdien dabar medituoju ir sportuoju, tai taip savo jautrumą numalšinu ir tą stresą, kur prieš tai minėjom apie stresą. Tai aš gal visai linkus stresuoti esu, bet nebūtinai prieš Euroviziją, bet tiesiog apskritai.
Tai jo, aš medituoju ir sportuoju ten į dieną ten pusvalanduką kokį. O mes ten numalšinam. Ką? Nenumalšinam jaudulio mes. Ne, man labai padeda ir Va. grupės draugai visą tai padaryti, jo. Kuris dažniausiai pažeria kritikos naujai dainai? Jaučiu aš pats. Matyt, kad Lukas pats. Lukas atneša dainą, sako, kad gerai, tada mes pagrojam gyvai ir tada... Ne, šiaip ne, juokauju. Ne, aš dažniausiai būna atsinešu ir toks, ar gerai, nu, bet čia gerai, ne, gerai. Visi tokie, jo, gerai ir aš toks, negerai, tai, nu, tai jo, aš dabar? Jo. Ja? Kuris iš jūsų neatsispiria greitam maistui? Jokūbas jaučia. Manau, kad Lukas. Aš tai norėjau save daryti. Aš tai save sakyčiau. O ką labiausiai mėgsti iš to greito maisto? Greičiausia maistą. Visatoje. Viską. Aš šiaip nežinau, kažko neįskirčiau. Šiaip visi čia mes to daug visai greito maisto pavalgėm, bet kažkaip norisi ir tradicinės virtuvės daugiau pavalgyti tiesiog, o ne tik tai greito maisto. Radotum čia kažką gero? Jo, kaip tik valgėm ir vakar, ir šiandien šveicariškus patiekalus būtent labiau. Sūrius įvairius, fondiu, šnicelius, dešreles. Jo, tikrai skanu, tikrai labai skanu. Kuris iš jūsų yra geriausias krepšinio ekspertas? Nei vienas. Nei vienas, bet kai žaidžia Lietuva, tai pažiūrim. Jo. Paskutinis? Dar liko. Kuris iš jūsų labiausiai mėgsta pasinerti į politinės diskusijas? Manau, gal Jokūbas? Mes su Jokūbu. Jūs, Mes jo, dviese. Lukas su Jokūbu šiaip. Mes savom tokie biškė atitolstam. Kiek užtrunka tos diskusijos, nesusipykstat? Susipykti tai ne, bet jos užtrunka kartais truputį ten. Iki kiek valandų? Gal nedainam iki valandų iš tikro. Paskutinis. Kuris iš jūsų nuolat išalkęs? Jokūbas. Aš padedu draugams pabaigti maistą, kai jiems iš tikrųjų per daug to maisto būna mielai iš tikrųjų. Tai kodėlgi ne, jeigu skanus maistas.